Skirtingai nuo kitų projekto dalyvių, Aušros ir Tomo kelias iki finalo atrodytų buvo gana tolygus. Jie neragavo iškritimo kartėlio ir išvengė tarpusavio konfliktų. Tačiau likus žingsnių iki superfinalo pora pripažino, krizę šokių projekte išgyveno ir jie. Buvo. Aš žinojau, kad jis turi ateiti tas laikas. Ir kažkaip galvoju, nu negi, mes taip čia jau ir taip čia draugiškai ir nukeliausim visada periodą ir nei karto kreivai viens kitą nepažiūrėsim. Sunkiausia Aušrai buvo prieš mėnesį. Būtent šis šokis iš moters pareikalavo, nors ir vienintelių, bet visgi nusivylimo ašarų. Aš grįžau į užkulisius ir tikrai nuverkiau. Taip, bet matė tai tik tai keli žmonės. Viešai, tarkim, niekas taip ir nepastebėjo. Fizinis nuovargis, traumos, idėjų stoka ir dėl to kylantys nesutarimai. Visa tai neaplenkė ir šios poros. Aušra prisipažino, neigiamų emocijų proveržį pavyko suvaldyti tik Tomo dėka. Jei Tomas būtų tais momentais, kai tarkim, aš buvau jau emociškai labiausiai pažeidžiama, būtų tuo metu irgi pasidavęs tą emociją, tai manau, kad irgi galėjo trenkti durim ir išeiti. Bet būtent jo, ta vidinė ramybė ir suvokimas atsakomybės mūsų ir išplukdė. Nu, Tomas tai tikrai užgimęs pedagogas yra. Ir plius jis tikrai yra labai kantrus žmogus. Kaip jam pavyko šokių projekte išlikti kantriam? Juk Aušra aktorė, o dauguma menininkų nepaslaptis, pasižymi itin karštų temperamentu. Aš turiu pakankamai ilgą patirtį, tai yra, reiškia, gyvenu su Gintarė, su žmona, jau 10 metų mes esam kartu, tai jau kaip vyras kažkiek turiu patirties, kaip reikia bendrauti su moterim. Ir aš nesu sugertukas, aš esu tas žmogus, galbūt, kuris moka, reiškia, tą energiją, kurie į tave ateina, reiškia, ar ne, tai pasitraukti, kad pro šalį praeiti, jeigu tas pyktis kažkoks ateina. Nors ir patyrusi prieštaringų emocijų, visgi ši pora sugebėjo išlaikyti jausmą, kuris šokių projekte svarbus ne mažiau nei gyvenime. Tai pagarba vienas kitam. Tai yra tokis žaidimas, į kurį tu tiek įsijauti, kad tu pamiršti, kad tai yra žaidimas. Ir tau projektas tampa realesniu tavo gyvenimu, negu kad tavo gyvenimas. Bet taipgi nėra. Gyvenimas svarbiau.